Labas. Atvykom tęsti ravėjimo darbų į mūsų žolynus. Tai iš tikrųjų esu žiauriai pikta šiandien, nes nebuvom 4 berods dienas. Dėl to, kad buvo karšta, tai sunku dirbti, kai karšta. Ir atvarėm dabar po tų karščių, taigi turėtų viskas būti labai paaugę ir super duper, tai laukiam tų karščių. Ir nuvariau tiesiu taikymu prie mūsų cukinijų, tai žolė užaugo, bet cukinijų aš neradau. Tai žiauriai susinervinau, nežinau, ko neišrovė varnos, tai tas tiesiog sunyko. Nežinau, yra kelios, bet tos, kurios iš daigyklų buvo, tai jau žydė, bet jos tokios smulkios, pažiūrėjau, jų pagrindiniai kotai yra perplyšę, nežinau, kas ten jam atsitiko. Tai faktas, kad jau nieko gero iš jų nebus, nes maisto medžiagų jau jos nebegauna tinkamai. Žodžiu, žinokit, nežinau, susinervinau, tada atvariau jie vietės išsilieti, galvoju, ravint, išsiliesiu, bet čia kadangi yra priemolis, o kai kur netgi ir molis, tai kai buvo šlapia praeitą savaitę, tai ravieti buvo labai paprasta ir faina ir smagu, nes ta žolė rovėsi labai lengvai, o dabar išdžiūvo ir čia yra taip kieta, kad aš negaliu papasakoti, kaip yra kieta. Mano įrankis va šitas nelenda praktiškai į žemę, tai tas purenimas gaunasi gabalais tokiais, pakyla ir žodžiu akmenys lieka. Ta žolė nutrūksta, nesirauna. Žodžiu, nežinau, žinokit. Šiandien labai nuliūdau. Aišku, avietės auga. Vienintelis, kas guodžia mane, tai tikrai paaugo avietės ir jau žydi. Yra tikrai nemažai, kur jau prasiskleidė pumpurėliai. Tai faina dėl to, tikrai. Ir paaugę matosi. Aišku, ir žolė paaugus. Bet cukinijos tai labai mane nuvylė. Nežinau. Neįsivaizduoju, ką reikia daryti. Žodžiu. Bet tau ir penktadienio darbų pradžia. Liūdna. Va, prašau, priemolio ypatumai. Nesąmonė visiška. Bet šiaip iš esmės yra gerai, nes pakapšius ten drėgmė laikosi viduj. Bet to žolė, žinokit, nesikapsta. Gaunasi tokie gabalai, grumbulai lieka. Ir šudas kažkoks tai. Kažkoks įdomus paukštelis skraido virš galvos ir taip plyko, kaip žuvėdra kokia. Ko jisai čia nori iš manęs, nežinau. Ką veikia? Vabalus renki. Drąsus toks. Neviemonės. Tai sveiki šiandien iš kito ūkio. Iš mūsų jau didžiojo avietyno. Kažkaip vėjuota šiandien, bet lyg ir nieko visai oras. Žinot, ką pastebėjom atvažiavę, kad čia avietės yra tikrai gerai paaugusios, bet žydi tai labiau anam sklype. Ir buvo prieš porą dienų plus 34 laipsniai šilumos karščio. Ir yra nudegusių aviečių lapų. Tai labai įdomu, kodėl taip atsitiko. Aišku, nesužinosim kodėl, bet tuoj pat parodysiu. Tai va, kaip yra jau paaugę ir kaip tankiai suaugę. Pumpurėlių nėra daug, bet yra. Viskas gerai, taip ir turi būti. Ir va, tokie lapai atsirado. Grynai nudegė. Ir taip įdomu. Nėra jų daug, bet kai kur, va, taip eini, užžini va tokį va vietą. Taip keista. Va. Nei mes jas pampurškiam, nei ką. Kodėl čia taip galėjo atsitikti. Va. Bet nuo to šono čia ūkininkas ką purškė, bet nepanašu. Nežinau. Bet rimtai reikia gal praeiti tą pusę pasižiūrėti, nes iš anos pusės gal labiau. Gal ir bus iš tiesų.
nudeginta kažkokiu tai purškalu. Labai keista. Na, bet yra kaip yra, jau nieko nepakeisim. Žiūriu, vijokliai lenda kai kur, nors nuravėtagi buvo. Suaugę labai tankiai, bet retinimo nenumatyta darbų planuose. Tautvydas važiuoja su mulčeriu, maksimaliai palei pat. Tai kiek čia jos mums nusipjaus, išsilaužus ir panašiai, tiek ir turėsim. Nu, tai aš tikiuosi, kad pavyks čia tą retinimą su mulčeriu pasidaryti. Žolė irgi labai užaugo greitai. Čia, aišku, buvom praleidę ravint, bet nieko. Normaliai, šiaip nėra labai baisu kažkuo. Tai einu aš dabar prie, tiesa, dar buvau prie braškių nuėjus, tai jau viskas, braškės į pabaigą. Šiandien dar nurinksim, bet tikrai daug nebus, nes jau nekaži kas likę. O aš einu užbaigti tą paskutinę vagą, kurią buvau pasilikusi kažkada desertui. Tai kaip čia tą telefoną pasiliku. Tai tas mano desertas liko dar paaugti. Dilginės žydi, smagu. Aviečių net nesimato, tai labai gerai, kai praravėsiu taip, kad net retinti nereikės. Va, kokia grožybė manęs laukia. Nice. Turiu greit nuravėti šitą gražuolę. O kokios. Uti, va. Kaip gražiai žydi. Ponia Dilginė. Gerai, deduosi pirštinės ir varau. Kaip ten sakoma, vienas lauke ne karys, tai ravėti padeda 4 gandriukai. Vienu momentu buvo ir 6 net. Kai aptvėrė tvorą, tai mano dilginių bačka liko kitoj tvoros pusėj. Tai dabar netenka rakteliai. Ką čia darai? Eisiu prie dilginių. Tai taustytė nei gerai, nes čia labai apžėlė, nežinau, kaip man čia seksis prieiti. Va. Wow. Nu, okei, šiandien aš su šortais nelabai pasiruošusi per dilginės, bet gerai kažkaip tai... Au, dilgina. O man buvo tose dilginėse kirmelės plaukia. Fui, kaip man dabar pasisemt? O viešpatėliau, ten knibždėte knibžda. Tai čia gerai ir blogai. Nu, man nelabai jauku, bet kažkaip gal pasemsiu. Gerai, bandom. Nu va, pasisėmiau čia kažkiek tai su visom kirmelėm. Dabar atskiesiu, nežinau, kokiu čia santykiu skiesti. Kvapelis neypatingai geras. Bet kai reikia labai daug palaistyti, tai gal labai ir neskiest. Vienas žodžiu, katas litriukas to raugo. Jau nešuosi 4 kibirą. Nežinau, tikiuosi nenudeginsiu cukinijų, nes skiedžiu labai nedaug. Nes čia mes to vandens nelabai turim, tai sunku pasisemti man iš mūsų tvenkinio, jisai seklus ganėtinai. Tai gaunasi praskėdimas čia labai menkas, bet laistų po labai nedaug, tai nežinau, gal nenumirs visos cukinijos. Beje, kol išlendu iš tų brūzgynų, kuriuose yra ta bačka mano raugo, tai ir visą pati apsilaistau. Tai nežinau, ar jeigu augalam gerai, tai gal ir kojos man ilgesnės užaugs. Kaip galvojat? Na ką, cukinijos palaistytos, lėkiu į avietyną tęst
ravėjimo darbus. Savaitgalio darbus baigiam. Labai fainas oras, iš tiesų tikra vasara prasidėjusi, tai tikiuosi taip ir tęsis. Dabar jau aišku reiktų lietaus. Beravint avietes labai nusvilau kojas, rankas ir labai norėčiau iššokti į vandenį. Eisim pabraidyti su vaikais mūsų ežerėlyje. Sekite beje naujienas kitą savaitę iš mūsų. Tie, kas nestebit mūsų Facebook'e, tai siūlau pradėti sekti, nes kitą savaitę pasidalinsim naujienomis, galbūt bus įdomu. Tai tiek šį kartą ir iki.